Sveiki, sveiki. Mano mėlyjeji, gilesnių tiesų ieškotojai. Na, tikiuosi, kad aš ir girdžiuosi, ir matausi jau. Ir šiandien mūsų tema, būtent irgi pagal tokius esminius, sakyčiau, giluminius klausimus, tokius kaip mano siela pasirinko pašaukimą, kuris neša šviesą, bet ne pinigus. Tai kaip tada? Arba jeigu gyvenu ne pagal savo sielos planą, tai aš neturėsiu gausos, čia tokia karma mano. Arba kas nutiks, jeigu šviesos darbuotojas nusprendžia rinktis kitą kelią ir atsisako savo dvasinio pašaukimo. Tai jeigu šitie klausimai jums taip pat aktualūs ir domina, tai šiandien būtent mes ir kalbėsim apie tai čia, šitoje grupėje, per kur save gausos sąmonę su Žaneta. Ir džiaugiuosi jau visais tais, kurie atradote šitą grupę, kurie jau čia ir kurie domitės visais tais, na, sakyčiau, giluminiais dalykais ir siekite išsivaduoti iš to, ką mes vadinam senos matricos programų ir, žinoma, gyventi gausos sąmonėje. Tai pasitikrinsiu, ar viskas veikia. Aha, nu panašu, kad taip. Tai tikiuosi, kad girdite mane, parašykit, kaip jums ši diena. Ar šitie klausimai jums taip pat aktualūs ir galbūt jau radot savus atsakymus, tai taip pat kviečiu pasidalinti. O aš dalinuosi savais, kaip aš jaučiu per savo kanalą intuityviai. O kaip jaučiu, tai būtent, kad šitos programos arba būtent tose klausimuose, kur pradžioje įvardinau užkoduotos programos, jos, na, iš tikrųjų iš pažiūros galbūt atrodo kažkaip tai dvasingai, kilniai, bet iš tikrųjų tai labai labai paralyžiuoja žmogaus manifestavimo galią. O kadangi manifestavimas tai yra tas arkliukas, kuris mus visus traukia, manau, čia į šitą grupę, tai būtent ir noriu paneigti arba pakomentuoti tam tikrus mitus, kiek juose tiesos, kiek ne. Tai gerai, tai kalbam apie pirmą mitą. Tikiuosi girdit mane, duokit kažkokį tai ženklą. Tai jeigu aš gyvenu ne pagal savo sielos planą, tai neturėsiu pinigų. Nu, va tokia mano karma, ne? Ar irgi taip pat mąstat? Nematau jokių ženklų ir nesuprantu. Gal tiesiog man nerodo. Nu, tikiuosi, kad viskas gerai. Tai gerai. Matau, kad žiūrit, bet nieko nekomentuojat. Arba aš nematau, arba jūs man tiesiog nebendraujat kažkodėl. Bet tikiuosi, kad matot ir girdit, ar ne? Gerai, tai jeigu kas man asmeninę žinutę, parašykit. Kas jau čia. Gerai, tai šiandien einam prie tų tokių, kaip sakau, ganėtinai skaudžių dvasiniam kelyje klausimų. Tai yra, tarkim, jeigu mano siela pasirinko pašaukimą, kuris neša šviesą, tai ką aš jau tada, nu, mano karma tokia būti be pinigų ar panašiai. Arba jeigu jau čia nusprendžiu pasirinkti kaip šviesos darbuotojas, lyg ir turėdama šitą, sakykime, savo kelią sielos, kažką kitą, tai aš vėl jau kažkaip tai čia nusižengiu kažkokiam tai karminiam ar dar kažkokiam įstatymam ir kaip visame tame gyventi. Tai, nu va, pagaliau matau, labą dieną, ačiū. Gerai, girdit, važiuojam tada. Tai gerai, pirmas mitas. Tai jeigu aš gyvenu ne pagal sielos planą, neturėsiu pinigų. Ir tokia ta mano karma. Na, iš tiesų, tai viena tokių, sakyčiau, pavojingiausių, įvardinčiau, pusiau tiesų. Kodėl pusiau? Todėl, kad čia yra kaip ir užkoduota tokia žinutė apie vidinį vedimą, kas yra savaime, aišku, gražu ir atliepia tuos dvasinius suvokimus, bet kartu visame tame yra ir užkoduota, kas užkoduota baimės programa. Baimė suklysti, baimė kažkaip nusižengti kažkokiam tai įstatymam, ar ne? Baimė kažkaip tai netobulai pasielgti, nedvasingai pasielgti, būti kažkaip tai nubaustam,
skurdu šiuo atveju, ar ne? Tai bet jeigu gyvensiu ne pagal sielos planą, reiškia, tarsi yra kažkoks sielos planas ir jeigu ne pagal jį, tai neturėsiu pinigų. Nu tai va, tai iškoduojant, matom, kad labai dažnai tas dvasinis kažkoks aspektas būna apaugęs kažkokiais tai kitais nereikalingais įsitikinimais, blokais, ar kaip mes ten be pavadinsim. Tai kaip dabar juos išsklaidyti? Tai visų pirma, ir pradėkime, ar ne, kad siela nieko nebaudžia. Kažkoks tai tas dvasinis pasaulis aukštesnysis niekada nieko nebaudžia. Ten jau patį apibrėžimą, kada mes kalbam apie besąlyginę meilę, apie tą kažkokią tai dieviškąją meilę, tai, nu, ką kalbam, sąlygų nėra, be sąlygų, besąlygiškai, visiškai, absoliučiai, ar ne? Tai vadinasi, tikrai niekas nieko nebaudžia iš ten pasižiūrėjus, nebent patys save arba vieni kitus dėl kažkokių tai savo programų ir įsitikinimų. Ir klaidų iš principo nėra. Klaidų nėra, jeigu žiūrėsim iš tos aukštesnės pozicijos, yra kas? Yra eksperimentai. Mes esam čia atėję eksperimentuoti. Ir paskui irgi dar visokių ten marazminių dalykų prisiklausom, kad mes čia kažkam tai eksperimentiniai triušiai kažkokiem ten dievam ar dar kam nors, nu žodžiu. Ne šios dienos tema, bet irgi priskiriu prie marazmų temų. Tai žodžiu, vadinasi, mes čia atėjom eksperimentuoti ir atėjom ką? Atėjom patyrinėti, tyrinėti, ar ne, iš principo patirti, tai pat kas yra patyrimas, ar ne, tyrinėjimas. Tai mes atėjom būtent tyrinėti tą erdvę, kurioje mes esame, tą žemišką mūsų atveju dabar tą erdvę. Ir tas, ką mes įvardinam kažkokiu tai sielos planas, tai tikrai yra ne bausmių ir kažkokių tai atlygių už nuopelnus ar ten dar kažką tai sistema, absoliučiai ne, tai yra laisvės erdvė, absoliučios laisvės mums suteikta erdvė, besąlyginės laisvės suteikta erdvė, kurioje mūsų siela auga, bręsta, sakykime, mokosi, ar ne, tas žodis irgi daug kur vartojamas, nors aš nelabai linkus jį vartoti, nes jis iškart irgi tokią programą uždeda, kažką turiu išmokti, kažkokius egzaminus turiu išlaikyti, kas vėl apsunkina ir aišku, vėl įveda į baimės kažkokias tai tas žemasias vibracijas. Ne taip, nėra ten tos pamokos, kurią turi išmokti, yra tiesiog patirtis, kurią tu turi patirti, priimti ir suvokti, kad jinai ne veltui tau yra duota. Ir nieko nėra neteisingo kažko tai, nes klaidų iš principo nėra, yra tik tai augimas. Tai va, tai aš tikiuosi, kad jau nuėmėm kažkiek tai to sunkio nuo jūsų pečių. Ir beje, būtent intuityviosios mentorystės mokymuose, kursuose mes tai ir darom, ką darom. Tai yra mes mokomės per patirtis, patyrinėjame, ar ne, dėl to viskas yra per tai, ką mes išjaučiam savimi, ką mes atrandam per save, tai va šitie yra nuostabiai dalykai ir tai yra kiekvieno mūsų kasdienybėje kažkokios tai patirtis, kažkokie tai atradimai, kažkokie tai dalykai, kuriuos mes kažkada laikėm kažkokiu tai sunkiu, kažkokia tai problema, kažkokia tai sunkia gyvenimo situacija, iš kurios mes jau radome išeitį, ar ne? Tai sakykime, būtent intuityviosios mentorystės mokymuose mes ir einam per tai, kad mes atrandam savyje per save tos patirties ale pamokas ir žinom tada, kaip mes galim padėti kitiems tose pačiose problemose užstrigusiems išeiti iš viso to. Nes mes jau radom išėjimą ir jau žinom, kaip tai padaryti ir galim jum parodyti ir padėti. Tai va, aš lygiai taip pat dabar mentoriauju jums tiesiogiai čia. Ir tokiu būdu per savas patirtis, per savas programas irgi kažkada, nes labai tai, ką aš girdžiu iš jūsų, tai yra tai, kad kažkada, kuo ir aš tikėjau, kažkada, kuo ir aš galvojau, dėl to man dabar yra labai aišku viskas, kuriuose vietose yra tas užstrigimas. Tai va, tai būtent šitų dalykų mes giliau ir tikslingiau mokomės intuityviosios mentorystės kurse. Kam tai yra aktualu, nežinau, kad irgi klausimai yra apie tai. Tai ką domina, tiesiog galite parašyti arba elektroniniu paštu info@perkurk save, arba tiesiog man Žaneta Jūra ir aš atsiųsiu daugiau informacijos apie tai. Tai va, nes ten iš tiesų yra, beje, kuo skiriasi mentorystė nuo coachingo, irgi dažnai sulaukia, ar ne, tai mentorystė būtent yra per tai, ką mes patiriam.
Tai yra sielos patirtys realiai, ar ne? Tai va, tai yra, kai mes patiriam ir per tai, ką aš jau ką tik kalbėjau, mes atrandam savas kryptis, savus atsakymus ir kaip iš to išeiti. Coachingas tuo tarpu tai yra tam tikra sistema, sakykime, išmoktų klausimų, tam tikra technika, kaip tos klausimus tikslingai užduoti, kad žmogus pats savyje atrastų kažkokius tai klausimus. Ir tai yra taip pat puiku. Bet, kaip sakau, tai yra du skirtingi dalykai. Ir mes taikom patyrimą, kas yra akivaizdu, jau mes esam įrodymas to, kad tai veikia natūraliai, jeigu dar yra kažkokiu tai vidinių įsitikinimų ir pastrigimų. Plius mes taikom coachingo praktikas taip pat, tuos visus klausinėjimus, sakykime, ar ne, tai va, mūsų atveju tai yra du viename. Ir dažnai mes taikom ir tą intuityvų įvedimą arba energetinį darbą. Tai yra giduoliavimas taip pat dalis to yra. Tai netgi, sakyčiau, mūsų intuityvioji mentorystė yra 3 viename. Tai taip, kad tai yra iš tiesų unikali programa ir kam aktualu, kaip sakiau, ir ieškot būtent to galbūt, tai kviečiu parašykit ir atsiųsiu daugiau informacijos. O aš tada keliauju tolyn. Keliauju tolyn prie tų mitų, kuriuos šiandien bandom išgvildenti, ar ne? Tai va, siela, kaip sakiau, jinai nebaudžia ir jinai klaidų nedaro. Tai yra tik tai patirtis, tik tai tam tikri eksperimentai, ar ne? Va, patirinėjimas, ar aš taip elgdamasi, taip mąstydama ar panašiai galiu nueiti va ten, ar negaliu, tarkim, kur aš noriu nueiti, ar ne? Ir jeigu matau, kad negaliu, reiškia, nu tai tiesiog neveikia, bet eksperimentas įrodytas, kad tai neveikia, arba bent jau man neveikia dėl kažkokių galbūt kitų dar barjerų, įsitikinimų ar ten dar kažko, ar ne? Ypatingai, jeigu kitam veikia, o man neveikia, tai reiškia, aš turiu kažkokių tai tų įsitikinimų, kurie man trukdo. Tai va, tai iš principo, net jeigu kažkada ir ką tu sakai, padariau klaidą ar ne, arba pasirinkai neteisingai, tiesiog tai, kas neveda tavęs į tikslą, tu gali tai perrašyti. Kitaip sakant, perrašant savo energetiką čia ir dabar. Savo sprendimu, nieko daugiau nereikia, čia jokio stebuklo nėra. Priėmiau kitą sprendimą, priėmiau kitą įsitikinimą ir aš jau nuo šito momento pradedu naujas patirtis, kitaip patirinėti. Ir tai tikrai ne karma kažkokia tai. Bet jeigu aš toliau gyvenu ir ypatingai, jeigu aš suprantu, kad neteisinga ar ne, tai nebuvo teisingas kelias, tai nebuvo tai, kaip aš norėčiau gyventi, bet vis tiek darau tą patį per tą patį, tai va čia paskui mes vadinam karmą. Bet tai yra tiesiog, kad tu arba sprendimo neprieini, tai pakeisk, kas dažniausiai yra pati pradžia, nes tu tik tai gal svajoji, norėtum, galbūt kažkoks tai pabandysiu iš serijos ar ne energiją, bet nėra aiškumo, nėra sprendimo, tai dėl to tu ten ir nenueini. O kiti dalykai, kaip sakau, jeigu jau dedi žingsnį ir vis tiek kažkas tai buksuoja ar ne, tai vadinasi tiesiog tu patyrinėji, kaip negalima to pasiekti. Arba tu gali patirti, kaip galima tai pasiekti, tiesiog persižiūrint savo įsitikinimų kažkokią tai skalę ir persižiūrėti savo, kaip sakau, energetiką ir tai pakeisti. Ir čia vėlgi ne stebuklai, ne karma, ne kažkas. Taip kad neigiam šitos mitus. Ir karma apskritai nėra kažkokia tai bausmė, ką dažnai klaidingai suprantam, ar ne? Tai yra tiesiog, nežinau kaip garsiau tai pasakyti, bet karma yra tiesiog įsitikinimų programa. Tai yra tik jūsų programa, kurią taip pat galima pakeisti. Viskas, taškas, čia nėra daugiau ką kalbėti, nes daugelis iš tiesų tą karmą kaip kažkokį tai ten, nežinau, košmarą įsivaizduoja, kad jau viskas išeities nebėra. Tai yra giliai jumyse užkoduota. Ir kaip giliai, aišku, vienas sluoksnis gali būti tiesiog jūsų dabartinio gyvenimo sluoksnis, jūsų šeima tuo tik ir jūs perėmėt tas įsitikinimų sistemas, galbūt giminiai kažkoks pasklidęs gandas, mitas ir taip toliau jūs perimat šitos gandus, mitus, o galbūt plačiau žiūrint kolektyviniai sąmoniai visą tai yra. Ir dėl to mes iš bendrosios tos kažkokios tai patirties tikim kažkokiais tai nebūtais dalykais ir paskui save kankinam ir graužiam. Nereikia to. Tai va, susižiūrim, netinka, pakeičiam savo. Ir čia jokių daugiau stebuklų nėra. Ir tie visi negaliu turėti pinigų, nes esu dvasinga, žinau, aš irgi tokia buvau. Irgi, taigi, ne, tai aš ne apie materialumą, ašgi apie dvasingumą. Kol nesupranti, kad tai yra tavo programos, kažkokios tai susireikšminimo programos, dvasingumo sureikšminimo programos, ar kas tai bebūtų,
Tai kai tai suvoki, va tada gali jau atlaisvinti save ir atpalaiduoti. Taigi, ir tas dvasinis kelias, ką dažnai irgi nu aš einu dvasiniu keliu, tai va čia yra tarnystė, reiškia, pinigų čia negali būti, nu aš negaliu imti, geriausiu atveju tam už kokią auką, tai vėl įsitikinimas, kuris jums trukdo, žaloja tiesiog ir neleidžia toliau jūsų sielai dar labiau skleistis. Ir nors iš pažiūros tai atrodo dvasingi kažkokie tai įsitikinimai, bet iš tiesų tai yra senos energetinės grandinės, kurios laiko prie senos matricos prikaltus tiesiog. Tai va, tikrasis sprendimas yra ne atpirkinėti kažkokią tai karmą, bet sąmoningai pakeisti savo dažnį, priimant kitokį sprendimą, keičiant, kas reiškia savo įsitikinimų sistemą, savo sąmonę, savo identitetą, savo būsenas ir aišku, atsiverti, leisti tada priimti tą gausą, kurios jūs norit, kad ir ką tai vadinat. Ar pinigai, ar sveikata, ar santykiai, ar dar kažkas. Taip, ir dar trečias momentas, ką šiandien noriu paminėti, yra apie pašaukimą, ar ne? Nes pašaukimas ir dažnai toks įsivaizdavimas, jeigu va čia mano sielos pašaukimas ir padėti žmonėm, bet ypač dvasiniam kelyje einantiems, tai aš negaliu čia kažkaip tai pinigų už tai imti, ar ne? Tai bet vėlgi, ką jau prieš tai kalbėjau, mitas eilinis jūs apsunkinantis ir trukdantis. Ir pašaukimas ir pinigai, va čia šiuo atveju dar tokį dalyką, ar ne, ką mes galim pamatyti, kad pašaukimą mes tarsi prieš pastatom pinigams, supriešinam. Absurdas vėlgi, ar ne? Kažkokį dualizmą darom iš to, kažkokią atskirtį darom tarp visko, tarp to, kur čia ale dvasingumas ir va, pinigai, atskirtis vėl, ar ne, supriešinimas. Tai visiškai jau vien, kadangi tai yra supriešinimas, akivaizdu, kad tai su dvasingumu neturi jokio ryšio. Tai yra tik tai programos įsitikinimų. Taip, kad mitas, va, tas, kad mano siela pasirinko pašaukimą, kuris neša va, tam tą šviesą, sakykime, tuos gražius dalykus kažkokius daro, sveikinu kiekvieną iš jūsų, kurie tai darote, ir kad atsį dėl to negaliu turėti pinigų, tai kaip sakau, tai yra tik dualistinis įsitikinimas. Ten, kur yra pas jūs ateina toks arba, bet jeigu bus tai tik tai tada galės būti tai yra akivaizdus įrodymas, kad čia yra programa, kad čia yra įsitikinimas, kitaip sakant, kuris jums trukdo. Ir tiesiog šitą programą turim pakeisti arba tą įsitikinimą tiesiog pakeisti. Tai va, tai tas toksai arba, sakykime, išrangavimas šiuo atveju, tai aš čia arba kokia tai, nežinau, Dievo ar visatos kažkokia tai tarnystė, ar ne, arba materialinė gerovė. Nu tai kas? Ir čia irgi toks pamastymai, kad, nu ką reiškia visada kažkokia tai skurdi pakankamai, ar ne, ar tas Dievas, kad negali duoti visko. Jis gali duoti tik tai ir tik tai va tai. O va tai visko tu negali turėti. Tai geriau skursk. Nu, manau, kad supratom vieni kitus, ne? Visata tikrai nėra tokia skurdi, kad galėtų tik tai kažkiek išgalėti, o kitko ne, arba kitiems išgalėti, bet ne tau. Nu, absurdai. Kai pradedi mąstyti, kaip sakoma, mąstykim, kontempliuokime visą tai. Kai pradedi mąstyti, tada atsiranda aiškumas. Ir pajautimas, kur tiesa, o kur ne, nes čia yra visi atsakymai, ar ne. Tai va, tikrasis mūsų pašaukimas, jis niekada nesunaikina mūsų kažkokių tai poreikių. Jeigu tai yra tikras mūsų pašaukimas, ne kažkokia tai iliuzija jūsų susigalvota, bet tikrasis pašaukimas, jis tikrai nebus prieštaraujantis kažkoks, tai kažkam kažką atmetantis, kad va, čia iškeliantis tik pašaukimą, ką aš sakau, žiūrėkit, susireikšminimo programos, o jau visa kita jau kažkoks tai blogis yra. Tai va, tai faktas, kad netiesa, ar ne? Nes jeigu tai yra tikrasis tavo pašaukimas, jis viską atneš, viską. Jis neša viską ir šviesą neša, ir augimą neša, kas natūralu, ar ne, kad mes atsiduriam kažkokiose situacijose, kur nebūtinai aš visą laiką ten kažkokiam tai nušvitime ir viskas tiesiog flow, kaip sako, ne, bet tą flow mes patys turime ir susikurti tam, kad vyktų augimas ir gausa ir visi kiti dalykai, ir tai yra procesas. Tai va, tai šitą procesą tiesiog natūraliai mes įsiliejam į tą flow, susikurtą įsiliejam, ir tada apie flow irgi dar kažkada kitą kartą papasakosiu, nes čia irgi labai daug mitų vien apie tai yra. Tai va, tik reikia sau leisti visą tai. Ir beje, apie tos pačius flow mes kalbėsim irgi ir fokusuotą, ir
Neišblaškoma šitam kurse manifestavimo praktiniam, tai, nu, kas jau ten, tai viskas aišku, beje, šiandien dar turi taip pat galimybę prisijungti dar su -50% nuolaida. Ir šiandien paskutinė diena, durytės užsidarys viskas. Jeigu dar kažkas svarstot, galvoja, tai jau nebėra kur galvoti, nebėra kur trauktis, einam ir pasidarom tai, kas jums aktualu. O šiaip tai, kaip tuos mitus savo eliminuoti, tai turi daugybę praktikų ir knyga Perkurk save yra su daugybė irgi situacijų ir praktikų, kaip tai padaryti. Visų pirma, žinoma, kol mes neatpažįstam savyje, mes nežinom, su kuo mes turim reikalą ir ką reikėtų mums padaryti, tai dėl to visada pirmas žingsnis yra atpažinti, kokį tą, sakykime, giluminį įsitikinimą ar netiesą aš savyje nešiojuosi ir kažkodėl jie vis dar tikiu. Susižiūrėkit, kodėl jums dar naudinga tuo tikėti, kodėl vis dar norisi to tikėti ir galbūt nuspręsit, kad jau nebesinori, kad viskas užtenka, nu tai kiek galima. Ar ne? Ir tada iš to momento padaryti savo aišku sprendimą. Viskas, stop. Šitom visom nesąmonėm, kuriuose gyvenau anksčiau, kurių nebenoriu. Ačiū už tas visas patirtis, už viską, ką turėjau ir jau nuo dabar aš renkuosi kitaip. Na ir visada, bet kokioje situacijoje mes galim pasitikrinti, kur yra iš baimės kažkas tai daroma, o kur yra iš tai, ką mes vadintume jau sielos pasirinkimo, ar ne, iš tos aukštesnės sąmonės. Ir va čia labai savo aiškiai atsakydami į tuos klausimus mes jau galim suvokti, ar pakeliui, ar kaip tik einu į priešingą pusę nuo to, kur noriu nueiti. Ir tada tiesiog pasirinkti kitaip, jeigu matau, kad jau kažkur grybauju, ar ne. Tai va, tai kam aktualu, kaip sakiau, intuityvioji mentorystė, duokit žinią, duosiu daugiau informacijos, o kas norite dar prisijungti prie praktinio manifestavimo kurso, tai šiandien beje 20 val. Zoom susitinkam, ten jau pradirbinėsim visą tai, kas pas jūs labai įdomu. Ir kas norit prisijungti, tai dar turite šiandien šitą galimybę. Tai va, kol kas nuo manęs tiek. Ačiū Jums. Ir jeigu bus dar klausimų kažkokių, tai galite rašyti ir ar vėliau, kai žiūrėsit, irgi rašysit. Rašykit, atsakysiu, o kol kas tada keliaujam. Susižiūrėkit, kuo dar tikit, kuo nebenori tikėti ir pasižiūrėkit, ar sugebat tai padaryti vieni ir jeigu ne, tai tada visada yra pagalba. Visada yra kita galimybė, kaip mėgstu sakyti. Tai sėkmės jums visiems, gero ketvirtadienio, mažojo savaitgalio, sako jau, ne, ir susitiksim arba šį vakar, 8 val. Arba kitą.